Labas bičiuliai, šiandieną apžvalga apie šildymą. Pasidalinsiu tuo, kuo aš šildau savo namą. Čia yra keletas sudėta konvektorių. Taip pat padeda man mano bičiulis. Va. Jis kažkuo tai užsiėmęs, bet gerai. Taigi pirmiausiai įsigijant konvektorių, aš žiūriu, kad man būtų paprastas dalykas. Visada žiūriu, kad būtų 2000 vatų, 2300 gali būti. Ir pagrindė žiūriu, kad būtų taip pat pasirinkimas, ką labai mėgstu, tai va 750 vatų, 1250 vatų, trečias variantas 2000 vatų arba 2 kW. Tai čia mano yra geriausias pasirinkimas, ką aš esu išbandęs, eilę metų naudoju. Kitas dalykas, ką aš labai svarbu, ką aš žiūriu, tai vat 20-25 kvadratai, kad būtų namo šildymo plotas. Čia yra komfortas, pats paprasčiausias. Nežinau, jisai kainuodavo labai pigiai. Kainuodavo nuo 23 eurų iki kažkur gal 27. Man užtenka, kokie jie bebūtų, 3 sezonam. Tai aš vėlgi pasižiūriu, jeigu skaičiuot 5 mėnesius, pavyzdžiui, šildymo, tai vat 3 sezonai, 15 mėnesių, sakykime, 23-27 eurus padalinti iš 15, gaunasi visai pigi savikaina. Ir jie tikrai gerai laiko ir puikiai tai pasiteisina. Tai kitas momentas, ką noriu pasakyti, yra statomi su kojelėmis arba kabinami ant sienos. Man dabar labiausiai patinka pastatomi. Pirmiausia, aš galiu juos pasirinkti, kur noriu pastatyti galiu. O pakabinant ant sienos reikia labai žiūrėti, nes stipriai kaista. Pavyzdžiui, 2 kW tai išmeta po 80 maždaug laipsnių karščio. Tai reikia labai žiūrėti ir užuolaidas, ir kad neužsidegtų, saugot. Ir pagrindiniai momentai, kaip jau minėjau, reiškiasi, tai dar aš žiūriu, kad man būtų galimybė termostatas, toliau perkaitimo apsauga nuo drėgmės ir apsauga nuo dulkių. Tai čia papasakosiu truputėlį plačiau, dabar netempkim laiko. Išpakuojam 2 konvektorius. Paprastas, tiesiog tvarkingas bus įpakavimas. Kemri CR7739. Tai jau dabar kiek aš čia 4. sezonas bus, kaip juos naudosiu. Tai va, puikiai prekė, pasižiūrėkim, kas yra pakuotėje. Taigi, einame prie išpakavimo. Pasižiūrėkime. Taip, imame patį paprasčiausią variantą. Vieną. Išimame. Pakuotė visada yra tvarkingai. Toje dėžutėje turėtų būti dar viena dėžutė. Man patinka supakavimas. Viskas taip, kaip ir buvo tikėtasi. Vienoje dėžėje yra kita dėžutė. Imame lauk. Kaip supakuota. Sunku net ir išimti.
Šiandien kokia tai įdomi diena. Tiesiog išimu šitai iš pakuotės. Apvertęs aukštyn viską. Taigi žiūrime. Paprastai. Štai kaip atrodo dėžutė. Gražu, tvarkinga, matosi 3 šildymo lygiai. Pabandysiu iš arčiau tai parodyti. Taip. Kas yra man svarbu asmeniškai iš mano patirties? Taip, 3 šildymo lygiai, 750 vatų, 1250 vatų ir 2000 vatų. To pilnai man užtenka. Yra turbo režimas arba, sakykime, ventiliatorius, kuris labai duoda didelį efektą gerą. Jeigu jisai būna, pavyzdžiui, kokio 12 šilumos iki 18, kokį, sakykime, 20 kvadratų prišildo, vieną, sakykime, laipsnį per kokias porą minučių. Labai geras yra efektas. Taimeris yra nuo 1 valandos iki 24 valandų galima padaryti, kad jisai išsijungtų. Apsauga yra užšalimo, 5 šilumos palaiko arba 41 Farenheitą. Ir yra temperatūros, reiškiasi, nustatymas, galiu padaryti nuo 5 šilumos iki 37 šilumos prikaitinimo. Taip pat yra, reiškia, modelis CR7739 Camry Premium, yra distancinis prie jo, yra displėjus, tas, kas ir yra matyti va šičia. Tai pabandykim apversti kitą pusę, pasižiūrėti dėžutės. Jo yra parašyta, kad Vokietija darbas, paprastai tai jie čia Lenkuose yra. Aha, vokiškai iš kitos pusės yra užrašyta. Tai viskas yra tas pats. Tai ką tada įmame ir atidarome. Užpakavimas irgi yra labai tvarkingas, man va šitaip patinka, nes viskas užpakuotas, naujas, jokios ekspozicinės prekės, viskas tvarkingai. Kaip jau minėjau, šis sezonas bus 4, ką su šita firma šai lankausi. O taip aš turėjęs esu visokiausių konvektorių. Tai jau patirties, sakykime, šiek tiek yra. Tai, kas man tinka, pritinka mano namų sąlygom. Aš džiaugiuosi, viskas paprasta. Taip, įpakavimas kokybiškas, yra šonuose apsauga vienam kitam šone, jis nesivarto, tvirtai padarytas, viskas yra labai tvarkinga. Išimam iš dėžutės, dėžutė šalin, štai kaip atrodo gražiai visas reikalas. Išimam šonus, vieną ir kitą. Truputėlį yra palūžę, laidas yra viskas tvarkoj. Ir, sakykime, pats konvektorius. Maišelis tvarkingai irgi. Taip kaip visada. Viskas labai puikiai. Rankenėlės yra galima išnešti. Jis nėra kabinamas. Nėra pakabinimo galimybės, jis yra statomos ant kojelių, kojelės tvirtinamos šičia, nusifokusavo, matosi. Kontaktai viskas švarus, gerai padarytas, iš tiesų aš džiaugiuosi. Paprastas displėjus yra, labai lengva jį valdyti.
Na va, nufokusuos turbūt kažkaip. Parodysiu tiesiog, kaip jisai veikia pastatytas ir